Labas! Kol Ramūnas šalina kliūtį pastojusią mums kelią, pažiūrėkime, apie ką buvo mūsų praėjusi serija. Pasidalinome trumpomis atostogų akimirkomis. Ramūnas pradėjo formuoti dušo nuolydį. Beveik pabaigė, bet reikia dar šiek tiek patobulinti. Ruošiame pamatą išlyginamojo sluoksnio pylimui. Kadangi betonas nespėjo išdžiūti, negalėjome išpilti ir šio sluoksnio. Tik tokius mažus žingsnelius statybų procese pavyko atlikti praėjusį kartą. Norėtume, kad viskas vyktų šiek tiek greičiau, bet patirties neturėjimas mums kiša koją. O dabar žiūrime, ką veikiam šį kartą. Gražios dienos, graži pradžia, gaivus orelis. Mes, kadangi nieko daryti lauke negalim, viskas ten taip ir likę uždengta, tai eisim į vidų pečių griauti. Krosnelę dar vieną. Tempėm šitą darbą, nes prisiminus praėjusi kartą, ne pats smagiausias darbas yra. Tai, nežinau, pagaliau prisirašėm ir eisim daryti. Čia nieko nėra, tik šiek tiek daiktų, kuriuos reiktų išvežti, to šviesą pasirūpinsim. Yra daiktų, kuriuos pasliekam, yra daiktų, kuriuos reiktų pašalinti. Klausimas yra, ką daryti su šventųjų paveikslais ir kryžiukais ir visais kitais dalykais. Nežinau, gal turiu kokį patarimą. Sveiki. Man patiko, kaip tu kažkada sakei, kad, sakei, tu liūdė, sakau, ne, norėtume eiti kažką nugriauti. Gal reikia palinksmėsiu? Jo. Aš galvoju, ištiesiu. Nu tai gerai, kuo daugiau šviesos, tuo geriau, žinok, matos, nes čia su to tai... Bet aš turėjau klausimą. Turim mes labai daug puzlių. Kas puzlių? Koks klausimas? Klausimas yra toks, čia jų yra labai daug. Čia nėra labai. Manau, čia virš kokį 50 būtų. Tai čia ir yra daugiau. Mums jų nereikia. Mes jų neturim kur dėti. Gal kas nors nori? Gal kažkas kažkokį projektą daro. Gal kažkas, nežinau, garažą norėtų kabinti. Tai žodžiu, atiduodam. Viskas yra supakuota ir gal kažkam reikia. Kaip sunku pradėti. Nemoku dar įsidėti. Aš moku elgtis, bet... Jau išmokai. Čia viskas? Nereik nieko, čia daugiau. Tai važiuojam. Ai, pala baterijas reikia. Ir pasižiūrėk, ar yra kaltas, ar kaltas ir sukas. Čia yra. Ai, kaltas ir sukas. Jo, persistatyk. Davai gerai, ne? Ką tik vos nenusikeikiau. Rūpui. Viskas, aš pasiruošęs. Nuo kur tu sakai reiktų pradėti? Nu jo, nuo viršaus. O čia jau tavo reikals. Tau tik padeda. Tu man tik padedi? Aš esu grūščiks. Grūščiks. Nu ką jau, mes pradedam. O šalmo nereikia? Kaukas nereikia? Akinių? Akinių, būtinai akinių. Čia daug neskraidys nieko. O praeitą karbiškį skraidį, žinok. Vėl kažką griaunam, šiaip labai apsileidę esam su darbais. Nu, labai. Esu prisivalgęs ir nenoriu dirbti. A, tikrai griaunam? Tikrai. Kokias didelės? Oho! Kokia tu? Čia plyta? Taip. Oik tu! Geltona. Kokia tu duma? Wow! Kokia muržinava? Kokia?
Tai va tiek liko, tiek plytų jau turim. Truputį aptvarkė čia Ramūnas. O šiaip tikiuosi, kad patiko purvų į veidą. Tu pažiūrėk tavo rankas, ko... Ne, čia skirtumuks. Aš tavo veidą parodysiu. O kas mano veidą? Čia Marzina. Eik, čia Simba. Simba. Esam Murzi, belė kokie vėl. Nu, bet toks darbas. Iš tikrųjų gerai, ką darom tokią dieną, kur daugiau nieko kito nedarysim, nes tas purvo pojūtis labai kartais nefain. Jau čia iš tikrųjų, kaip pagalvoju, nebelabai ką vidu ir bet turėsim griauti, ne? Visą darasi. Aš norėčiau lubas pramušti. Ne, bet paskui vėl bus labai daug šiukšlių, Ramūnų. Tai pateklių neišvengsi. Ne, bet jeigu tu stogą ardysi, nuo stogo vėl bus labai daug. Anksčiau ar vėliau bus. Tai kai ardysi tą, nu, ta prasme, kai stogo konstrukciją ardysim, tai tada ir tuos. Tada bus dvigubai daug. Nu gerai, gal bus paprašiau vaikščioti. Jo. Iš ne taip aukštai krisiu. Kas? Drugelis? Kryželis. Jo, tai tiek ten prie tų visų. Čia radom ar kaip? Čia buvo jisai, mes jį ant žemės radom prie plintusą kažkur, kai tvarkim. Jis iš vėlos, tai šiaip labai gražus. Čia kaip kažkada mačiau, kai neįjungta, žinai, naudoju. Kampinis, šlifuoklis. Ten irgi kampinis. Taip. Nu, gali sakyti bulgariškai, bet tai čia jau ne lietuviškai. Labai bulgariškas. Tai žodžiu, su tuo mačiau, kai rozetę įkiš, tipo užsikur, žinai, ir paskui išjūstai ir bėg pjauti. Nes laiko nedatenka. Kad tavo darbą dirbu. Matau, kad kaip pagalbinis įsisiautėjai. Aš norėčiau, kad nuimtum šitą nukapotum. Šitą viršą? Jo. Bet čia metalas yra. Tai dėk į plytą. Nes aš... Tu sėdėk, sakai, žiūri kaip profesionalas. Pagalbinis nelabai turiu ką veikti. Pam. Neina. Eina. Vis tik neina. Eina, tikrai. Dėdė, jūs aukštesnis. Eik tik tais. Nu, aš nepasiekiu. Aš norėčiau tą daužti. Norėčiau padėti, bet neturiu prašau, kompetencijos. Nu, prašau, dėdė, padėk. Nu, į ką žiūri pagalbinį irgi, ne taip lengvai. Ką? Oi, čia daug yra tų... Tai gal nelies dabar tų. Su Ramūnu svarstom, kaip kaminą išardyti. Aš sakau Ramūnui, kad gal mesti plytas į vidų. Ramūnas nepritarė tam. Kaip ir pritarčiau, aš nenoriu skaldyti jų labai daug. Bet tai jos čia minkštai kristų. Bet paskui iš vidaus vėl reikia imti. Nu, bet tai to ardysies, vis tiek iš vidaus ardysies, nu. Ir po biškį išsiimsi, čia ar taip bus belė kiek šiukšlių. Nu, tai nežinau, čia palikti, tada einam šitą, pabaigiam nusigriauti ir viskas. Ne, aš tą nugriausiu. Bet tokias geras plytas net neskyla.
Tai visiems Marzina. Eik tu. Irgi nešvariausia, palauk, kamerytą reikia nuvalyti, nes... Nuvaliau. Ne visai palaučiam. Tu reikia atspjaudyti. Manau, žinau, dėl to mums tai kameras nelaika. Na kągi. Kaukės apsideda. Sakai, neskraidė dulkių. Tai jau, man atrodo, didžiausias dulkės buvo nuo to, ką čia prieš tai griuojam. Tai gal bent jau parodom, kad reikia su kaukiam. Nėra čia tų dulkių. Nei vienos dulkės aplinkui nematau. Aš žinau, kaip dulkės atrodo. Aš žinok, manau, kad pusę tų plytų skil dėl mano darbo. Dirbi kietai. Stengiuos. Nenoriu būti tavo našta. Gal pailsėsi? Ne. Tavo gerai eina. Palauk, aš nukasiu. Nukasi? Pailsėk. Nu gerai. Einu su draugeliu pailsėti. Kamera kokia baisuma. O laukia toks grins rudenėlis, ne? Jo, ir nebėra šilta. Tai daužiau toliau, ne? Gerai. Primuškai. Vaikel, kiek dulkė. Gerai, atrodyk mūsų plytas kiek. Tai su Ramūnu susitarėm, kad kai jisai bus užtijėmęs, aš viena atvažiuosiu ir su plaktuku daužysiu jas. O Ramūnas po to, kaip ir praėjusį kartą, suveš ir gražiai sudės. Po to kažką iš jų mes pastatysim. O dabar tų suskilusių kiek yra. Tiek. Praeitą kartą daugiau, ne? Jau daugiau. Tai turim tiek pusiukų, kitas suskaldžiau aš, atvirai kalbant, o kitas buvo tiesiog skeltas dėtas. Tai tiek pritikiu. Kažkaip galvoju, kad turėtumėm keliauti namo. Jo, aš ir galvoju, kad turėtumėm, nes orelis tai... Truputį apsimėtam iki. Iki. Gerai, pradedu iniciatyvą ir filmuoju. Gerą dieną. Labą dieną. Rišam pomidoriukus. Kodėl? Dėl to, nes jie labai svyra. Nu, žodžiu, tas miręs yra. Nežinau, kodėl. Gal koks kirminuks nuėdė šaknis? Nežinau, va, pomidorus sukrovi gražius, bet va, jau matai pradėjo. Nežinau, tas miręs yra, reikės skirti laukų. Tai yra geras naujienas. Geras naujienas. Buvau labai nusivylęs, nes važinėjomės, ieškojom medienas. Ir šiandien pravažiavom 80 km. Jau? Beieškodami. Ir paskambinau į Šilalę. Žiūrėsim į Šilalę. Pasimti medieną. Taip. Susakėm traliuką, bet kaip upelis ištvinęs. Jo, čia jau kaip dainuojus. Tu dar ilgai riši čia? Ne, aš tik viršūnės, kad būtų, nu, nebūtų tokias nenuosis. Mano pjaustymo aparatas analinis. Per vinę, ne? Jo. Na gerai, aš einu pamatą parodau. Tai rodyk, bet jau čia labai šlapias, tai šiandien planuojam išlyginamai sluoksnį, ne? Jo. Tikimės, kad pavyks. Jeigu nelys. Turėtumėm užmesti gruntą, jeigu sugebėsim. Kažkaip oras nelepina, bet čia visiems taip. Tai turėčiau nusikraustyti, nusisausinti
Labai buvau susinervinęs dėl medienos, kad neradom. Jau norėjau keiktis tikrai. Paskui Monika klausė, dėl ko aš nervuotas, sakau, kad kelias blogas. Nu ir žvyrkeliais važinėjomės belekiek. Viską vėluojam, nepalei planą, neturėjau ką veikti, iškasiau drenažui, nepabaigiau, dabar kaip Trakų pilis čia. Ką, nusisausinus užšluotą paviršių ir tikiuosi, kad vėjas nudžiavins. Parodėjai mūsų upelį? Ne. Čia va. A, šitą? Sakau, čia kaip Trakų pilis, kad jie... Jo, čia tvirtovė. Apsaugoti tvirtovė. Tai žodžiu, tai tik rodo, kaip nieks čia nesigera, ne? O, taip. Jo, situacija yra, nu, tokia kokia yra. Gal parodyk tikrai upelį. Wow! Kas čia daros? Eik tu sau! Prieš tai upelis buvo, bet labai purvinas, toks neskaidrus, toks rudas. Prieš tai buvo taip, kad vandens gal buvo, nu, iki nariukų. Gal gilesnėje vietoje šiek tiek daugiau, bet geras. Ai, čia kažkada su Ramūnu buvom nulipę, tai radom labai didelį kaulą. Greičiausiai kažkokią gyvūną upelį. Ir šulinys čia kažkur yra. To šulinė, kokia yra paskirtis, nu nežinau. Ir Ramūnas nežinau, Ramūnui irgi labai įdomu. A tu nebuvai žiūrėjęs, kas ten tam šulinį? Ne, patingėjau, kas... Patingėjai, kas? Ten pilna žemė primesta. Jo, bet labai įdomu, kaip jis ten atsirado iš vis. Aš galvoju, kad buvo, mūsų šulinys yra iš dviejų tų rintinių. Rintinių, jo. Galvoju, gal tam nusipirka daugiau ir atliko. Ekstra, sakai, dar. Ir numetė į apačią. Bet žinai, kad mūsų šulinys yra 1934 metais pastatytas kartu su namu. Kur žinai? Yra ant dokumentų. Šulinys yra registruotas. 34 kartu su namu. Viralinį, malkinį ir kiti pastatai išskyrus priestatą, kuris buvo priestats, buvo 54 pastatyts. O visa kita 34. Renovuota 54. 74. O dabar 24. Ir vėl statybos. Čia amžiaus afera. Čia yra užstrigę viskas ant 24, ne? Ne, ant 4. Tai 3/4 jau grinai pabaigsim. Jo, 3/4 baigsis viskas. Arba kem 4. Nu reikia, kad išdžiūtų. Jau tikrai bus švarus ir šilta darosi, ne? Ir vėjas yra. Jeigu pradės lyti, visus planus sujaukia. O, Saulius. Gan greitai garint tą betoną, bet Oho, jo. jau pagerėjo nuotaika. Vėl pagerėjo, aš Ramūns konfliktą mačiau, važiavom mašinai su Ramūnu, ieškojom to medienas. Ir aš mačiau, kad tavo nuotaika tiesiog Su duobėm krenta. šuoliais į apačią. Nieką nesakiau. Tai mes... Norėjau, bet nieką nesakiau. Tiesiog tylėjau. Galvoju, o ką padarys dabar? Nu, ne. Už tavęs nenorėjau nerinti savo nervų. Bet aš žinok, man viskas persiduoda nuo tavęs. Aš tavį labai gerai jaučiu. Kartais tu nieko net nesakai, bet aš jau suprantu, kad kažkas yra negerai, sakau, kas yra, o tu man sakai, niek. Ramūnai, kai bum bloga nuotaika, Nieka gera. aš jo klausiu, kas yra, kas neramint tavį, kas nepatink, dar kažkas, jisai sako, niek. Uždaras truputis. Jo, na, jūs, kaip sakant, didžioji dalis vyro nemok dalinti savo emocijom. Tai nežinau, dabar baigiam ryšį, laukia mane biškol pradžiūs. Nu tai ką, pralaukiam valandą.
O situacija yra tokia, kokia ir buvus ir ką tik vėl šviežiai nulėja. Yra ten kraštuks, matau, jau pradėjęs džiūti yra, bet nepavyks. Dabar yra 5 valandas, o čia reikia realiai, jeigu būtų išėję iškart, kai atvažiuoju, ten va ta pusė, ten kur nereikia, ten gerai, jau pradėti džiūti, o čia viskas šlapiai yra. Ir debesiukai tokie. Ir debesiukai tokie neprognozuojami. Aš nenoriu nieko žadėti, nes čia depresija. Taip, tą, ką prieš tai žadėjom, ištrinė ir nerodai, ir rodai nuo dabar. Ne, reikia parodyti, Pirmą nes kartą. čia yra ta statybinė kančia, kai nori daryti, bet negali. Ir dabar mes eisim biški pasinagrinėti, kaip atrodo mūsų kaminas, nes reiktų pradėti kaminą ardyti. Dar dabar nelipsiu iki kamino. Nelipsiu, apsiuostysiu, apsižiūrėsiu, kur tvirtintis man. Jo, einam tiesiog pasižiūrėsim, eisim visi į ekskursiją čia. Ir tu lipsi ant viršus? Nu, tai taip, o tai ką man? Gerai. O tai ką aš negaliu? Nu, ten yra baisu iš tikrųjų, bet... Bet ką padarysi? Na ką, einam. Tai palauk, džemperiuką apsimaunu. Vakar grįžom tokią jodumą, kai maudžiaus, tai net iš galvos... Net iš galvos ėję joduliai, pilkuliai visokie. Na, kaip nosis tavo buvo? Irgi taip pat. Na, joda. Ir reikėjo kaukę? Reikėjo. Atrodo, nieks neskraidė ten. Iš tikrųjų, jo, atrodo, kad nieks, bet ne pilka nosis nuo dulkių, tarkim, bet juoda. Nuo smalkių, nežinau, kaip vadinas. Nuo diegulių. Čia visas tas kaminas yra, kuriuo mums nereikia. Jei, kiek čia darbelė. Oi, čia griausim smagiai, ne? Matai, kur jūs? Kur jūs įsivėlė? Na ką, madam? Nieko tokio. Bet labiau ant balkio. Jo, aš dabar čia atsistau, tai taip nesmagiai. Čia yra tarpai, matos. Oi, kaip čia baisu. Baisu? Jo, dabar gerai matos, kai čia lubas išsilupa, visas tas kams į aną pusę nuvažiavęs. Ne tik iš priekio, bet ir iš šono. Gerai. Žinai, kas yra mano žingsniukai, yra tokie maži, kad aš negaliu ateiti. Matai, kiek kilo, kurie prisilipdė tų. Jo. Palauk. Kažkaip ateinu. Gerai. Yra labai daug širšalinukų. Gerai, mano misija yra stovėti ant balkę ir griautis po biškį viršų. Bet tau iš pradžių iš lauką reikia nusigrauti. Jo, iš lauką, bet aš galvoju įlysti pro vidų čia. Prasipjauti ir įlysti pro vidų į lauką. O ne, iš išorės būtų geriau nusiardyti, nes tu nematai, kur čia lakštai yra po tom skiedrom. O, prapjausiu truputį, kai įlyščiau. Tai man reikia pakilą kažkokią čia pasidaryti. Man, žinok, skamba pavojingai jau. Eik tik tais. Kiek čia plytų bus? Ne ką čia nuardyti, mažiukai? Aš suprantu, aš jau ten matau pagal tą storį, žinai, visą apačioj, kiek ten yra. Nu, aš kaminai duodu 2 dienas darbą. Kiek tu galvai? Iki kurios vietos klausimas? Nu, gerai. 3 dienas iki apačios. Aš duodu savaitę. Savaitę mes tiek neturim. Niekas tau tiek nemokėtų pinigų savaitai. Nu, bet turi galvoti ir apie saugumą, negali vien tik tais varau griauti, davai, lipo ant stogą ir... Tik saugumas, pirmoji vieta. O jetau. Vakai, laikai. Vaka. Kiek čia medienos bus, Ramūnai. Jo, ten gerulis yra. Ir matau, kaip vaikšto. Einam iš čia laukų, bijau, kad sukapos mumis.
nes čia jų daug yra. Aš einu skaldyti nuo plytų likučius, o tu eini iš viršaus lentas mėtyti, ne? Ir pasiruošti savo platformą. Nu, jo. Ir nėra ką rodyti. Tikrai nėra ką rodyti. Biškį parodysiu. Ant kiek gražiai padarei. Sumažėjo krūva. Jo, labai sumažėjo. Vienoje linijoje yra 12 plytų. Jau biškį išsigaubi grindis, bet nieka tokio, jos taip čia yra spausios. Tai dar vieną dienikį, dar porą valandikių ir padarysim šitą darbą. O dabar gal einam pažiūrėti, ką tu padarėjai. Gerai. Ramūnas norėjo eiti į viršų ir tvarkyti ten. Bet mes atėjom čia, atėjom iki čia, atsisėdom ant pamatą ir Ramūnas sako, bet reikia daryti ir drenažą. Ir jis apkasė visą mūsų perimetrą. Kaip matot, į gruntą niekas nesigeria gilyn, kai buvo, taip ir yra. Dabar tik Ramūnas, kur prakasi, gal šiek tiek nubėga. Gal kol tu kalbi, aš dar pakasiu, kad nepagalvotų, kad čia kažkas apdirba man. Ai, apdirba. Tu man agurkus apdirbai. Ne. Stengiais, ane, gražiai matos. Kad žmonės nepagalvotų, taip lengvai einas, aš pirmą įsikasiu ravelius tuos. Ajo, tai paskiau viskas nueis čia. Nu, ta prasme, į upelį. Bet čia nieko nelegalaus nėra? Nu, aš nemanau, kad yra nelegalu lietaus, ar taip visi tą upelį subėga. Kaimas. Kažkoks, ai, dabar atsiminiau, labai žemėta nekvepia. Labai žemelė nekvepia. Tu mano agurkų taip nemuši. Į tą agurks nukrito. Nukrito? Taip. Tai prinuota. Toks agurks nulaužiai. Tokį gražuolį. Daug suvalgys aš jį. Tai gal nebekas, gal važiuojam jau. Sėtis. Ką? Sėtis. Jo, kaupti jėgas. Tai gerai, tu eik į savo pakrovėjus, susidėk į mašiną, o aš dar pakasiu. Bučiukas, myliukas, apkabinukas. Tai. Ramūnas visoms damoms siunčia oro bučinuką. Na ir čia užbaigiame seriją. Klausimas jums. Bandome pasiruošti iš anksto, o apie tai nieko nenusimanome. Stogo danga. Žinome, kad norime klasikinės, kad kaip jie išsirinkti, kokį gamintoją, ar į ką atkreipti dėmesį. Jeigu nesunku, turite patirties, pasidalinkite savo žiniomis su mumis. Būsime labai dėkingi, na o dabar atėjo laikas atsisveikinti. Iki!